Gerai, sveiki visi, ačiū, kad jūs jungėte mūsų podcastą. Šiandien svečiuose turime Arthur Swan ir pristatykite, kas jūs, kuo užsiemat gyvenime. Labas visiems. Kuo aš dabar užsiimu? Dabar aktyviai kuriu irgi podcastą, jau išleidom 60 laidų ir džiaugiuosi labai rezultatu, nes pagaliau surinkau 100 000 sekėjų YouTube, kirtom net, man atrodo, 103 000 jau. Tai va, ir 3,5 milijono peržiūrų per metus. Aha, kietai skaičiai. Taip, susveikinu su 100 000. Ačiū labai. Taip, tai tada gal pradėkime iš karto nuo klausimų. Kas tada, pagrindinė jūsų veikla vis tiek yra motyvuoti atletai, turbūt taip? Šiuo metu tai turbūt ne, žiūrint, kas tas motyvuoti atletai. Nes pats brandas motyvuoti atletai, tai taip ant jo yra daugiau visokių veiklų, bet kas susijęs su sportu, mityba, tai dabar mažiau užsiemo, nebent kažkokius seminarus vedu arba retkarčiais mitybos planus sudarau, bet daugiausia koncentruojuos dabar į turinio kūrimą, nes kažkaip tai norisi sukurti, tikiuosi, kad jau pavyko sukurti, nežinau, kiek patiems teko žiūrėti ar kažką tai pamatyti, bet norisi sukurti laidą, kuri, kol kas neturėtų konkurentų, būtent kalbinant įvairius specialistus, lendant į gylį įvairiose temose ir kažkaip tai šiuo metu jaučiuosi labiausiai tam subrendęs ir pasiruošęs. Tai šiuo metu, sakyčiau, daugiau akcentų yra laidoms ir motyvuoti atletai kaip toksai projektas šiek tiek yra šone jau. Okay. O kaip tada visas jūsų kelias prasidėjo ne tik motyvuoti atletai, bet tada ir kaip podcasterio, kaip... Tu žiūrint, nuo kada tu nori sužinoti, kada tas kelias prasidėjo. Kelias prasidėjo TSM-e. Aš pats TSM-ą baigęs. Kada aš baigiau? 2007 metais. Labai seniai. Aš įstojau prieš 21 metus. Dar mes buvome Trakų gatvėj vienuolyne. Tai tuo metu, buvo faina. Geras universitetas. Tai va čia buvo mano pradžia. O po to daug metų dirbau su laikrodžiais versle, bandžiau visokias verslo idėjas ir kažkaip taip pasisuko viskas, kad pradėjau sportuoti ir patiko man tas sportas, norėjosi dalinti su žmonėm savo kažkokiais įspūdžiais, patirtim ir pradėjau kurti tiesiog iš to noro, kad kitiems duoti kažką tai ir taip susikūrė tie motyvuoti atletai. O to eigoj su motyvuotais atletais, jų atsiradimu, tai aišku, daug visko buvo. Ta prasme, tų projektų aš jau turbūt net kartais ir neprisimenu, kiek kažko ir bandęs. Tiek daug įvyko per 9 metus, kad dabar jau 10 metų. 10 metų, taip. Aktyviai 10 metų su motyvuotais atletais dirbu, tai buvo ir visokie appsai, ir burgerinė, ir sporto klubas bandymas įkurti. Ko tik nebuvo iš tikrųjų, atributikos, aksesuarai, rūbai, visko labai daug. Ok, ir viską pradedant, kokios buvo jūsų, didžiausios kliūtis, su kuriam teko susidurti, pradedant kurti savo prekės ženklą, savo brandą? Tai turbūt kaip ir visiems, turbūt kaip ir jūs susidurėt su tuo, kad surasti, kas klausytų, kas žiūrėtų, kažkaip tai surasti tuos žmonės, kurie pradėtų nuosekliai žiūrėti, pasitikėtų. Ir tada bandyti, kad jie nepabėgtų ir tik tai tą žmonių grupę, kuriai tu įdomus, auginti. Tai va čia yra sunkiausia, aišku. Daugelis galvoja, kad yra sunkiausia sukurti įvairias temas ten ir taip toliau, bet jeigu tu darai tai, kas tau patinka, tai niekada nebus taip, kad tu išsisemsi. Daugiau galbūt svarbu nepamesti savo kelio, savo vertybių. Tai daryti tai, kas tau patinka ir tiesiog kantriai laukti rezultato, nes dažnai visi labai nori greito rezultato. Nori sukurti 3 podcastus ir jau matyti 5000 peržiūrų. Taip nebus. Reikia kantrybės, reikia darbo ir su bet kuo, kas tik tai koks verslas bebūtų, reikia kantrybės. Tai pas mane didžiausias sunkumas buvo tai ir po to visokių nuopuolių buvo ir covidas, ir įvairios krizės ir šiaip tas toksai žinomumas, kas liečia patį projektą, pavyzdžiui, vis tiek kažkiek tai tu Instagrame kažką darai, tai tu būna bangom
įdomus esi, po to ta banga nueina ir tada yra sunkiau, nes kai tu esi įdomus ir apie tave rašo, visur kviečia kalbėti ir panašiai, tai tas srautas generuojasi, peržiūros, klientai ateina ir panašiai, bet jeigu, pavyzdžiui, tavo banga nuėjo, nu, reikia jau tada pagalvoti, kaip apie save pranešti visiems, kad jie nepamirštų. Tai va, turbūt čia yra sunkiausi dalykai, jeigu kalbėti apie socialinę mediją. O iš kitų sunkumų, tai jau kalbėti apie verslus, tai finansiniai visokie dalykai, kaip išlaikyti pačią įmonę, klientų paieška ir taip toliau. Vat, pavyzdžiui, dabar turim įrašų studiją, vat, jūs čia esate įsikūrę, kuriat podcastus, tai mes turim irgi savo studiją, esu įkūręs įmonę ir mes ten filmuojam klientam podcastus. Tai būna mėnesiai, kai yra labai gerai, o būna mėnesiai, kai reikia tų klientų ieškoti, tai reikia sėdėti, ieškoti, skambinti, rašyti, užsiimti tuo visų dalykų ir tą turi daryti dėl to, kad yra darbuotojai, yra nuoma, yra viskas. Tu negali nieko neveikti, tu turi daryti ir visą laiką yra tokia grėsmė, kad jeigu nebus klientų, tai gali ir bankrutuoti. Ir užsidaryti ir tada ką tuomet darysi, ne? Tai va čia visą laiką su verslu yra taip, kad negali, kaip sakant, užmigti ant laurų, turi visą laiką kažką tai daryti. Ok, o tada tęsiant šitą klausimą, kaip jūs manot, kas įtakoja buvimą sėkmingu, ar tai yra talentas, ar įgūdžiai, ar tiesiog sunkus darbas? Nu, talentas, nežinau, talentas aišku labai svarbus, jeigu tu neturi ką papasakot, aš kalbėsiu daugiau turbūt apie socialinius tinklus, apie YouTube, nes būtent ten dabar viską esu susikoncentravęs visą dėmesį. Jeigu tu neturi ką papasakot ir tu bandysi iš to padaryti kažką, tai nu čia kaip dabar žinot, dažnai visi nori būti influenceriais. Jau iš karto klausia, ko būsi, tai nuomonės formuotojas. Tai pirma reikia, kad tu turėtum ką papasakot, kad taptum tokiu. Nes jeigu tu neturi ką papasakot, tai kokią tu nuomonę formuosi. Ne? Tai pirmą savo nuomonę reikia turėti ir turėti kažkokių tai žinių, kažkokį tai, nežinau, bagažą, patirčių, gyvenimo, experience'ų, kad tu galėtum kitiem kažką tai perteikti ir kažką tai duoti. Ne? Tai čia visų pirmiausia šitas dalykas labai svarbus. Talentas galbūt reikalingas, bet daugiau yra patirtis, žinios ir tuomet tai tiesiog sunkus darbas. Manau, kad visi gali pasiekti tai, ko nori, jeigu aiškiai žinos, ko jie nori. Jeigu jūs dabar darot podcastą ir jūs tiesiog galvosit, kad kažką darau, bet tikslo, ne, nu, kviečiu random žmonės, kad tik ateitų šiaip žmonės, ne, bet reikia vis tiek išsigryninti aiškiai viziją, kur link veda šitas podcastas, ne, apie ką jisai bus, kaip jisai vystysis, kaip klostysis, ką daryti, jeigu kažkas nepavyks, ką tuomet daryti. Viską turi apgalvoti ir atėjęs čia, kai atsisėdi, turi suprasti, kad turi kurti laidą žmogui, kuris žiūri, ne savo, bet žmogui, kuris žiūri, kad jam būtų įdomu, kad jisai gautų naudos, kad jisai išsineštų kažką tai. Ir tada, jeigu ta vertė yra sukuriama, nes viską mes tai kūrėme vertę, mums reikia sukurti vertę. Čia reikia ego palikti kažkur kitur, apie save pamiršti, kas dažnai būna pas žmonės, kurie kūrė turinį socialiniuose tinkluose, jie labai daug apie save kalba, bet reikia kalbėti apie tai, kas svarbu žmonėms. Tai tada ir manau, kad gali pasisekti. Bet vis tiek nereikia žiūrėti į tas sėkmės, į tuos sėkmės kažkokius atvejus, kurie būna per vieną naktį, ar ten, žinai, per pusę metų, metus, kurie išgarsėja. Reikia žiūrėti tuos, kurie sunkiu darbu tai padaro, nes tokių yra dauguma. Ir jeigu sunkiai kažką tai darysi, tai tikrai pasieks. Čia visur galioja. Tai aš manau, kad čia aš ne naujieną pasakiau, bet bent jau mano atveju dabar, pavyzdžiui, su podcastais, kai mes pradėjom, tikrai nebuvo lengva. Aišku, man buvo lengviau dėl to, kad mano vardas žinomas ir aš jau dariau kanalę, kuris yra jau sukurtas ir jame jau buvo iki kažkada ten kažkiek tai sekėjų. Bet kokiu atveju, tu kai sukuri kažką naujo, vis tiek yra sunku. Ir pirmi gal 10 podcastų buvo tokie, kad buvo vis klausimas, ar čia verta daryti. Ir būdavo pats suabejodavau, galvodavau, kažkaip nežiūri, kažkaip nežinau, čia sunku, čia tas, bet darysiu toliau. Po to bam, jau vienas rėmėjas ateina, jau žiūriu kažkokią laidą, pažiūrėjau ten
70 000 žmonių. O, jau paėjo, gerai. Aha, kas čia paėjo, reikia žiūrėti. Aha, kažkokios temos. Va šitos temos geros. Ok, iš karto gryninamės, kas vartotojui įdomu. Ne? Vėlgi, aš nekuriu tai, kas man įdomu, kas žmogui įdomu. Ir va taip, va, eidamas tuo keliu, žinai, žiūriu, o, žiūrėk, jau pusę metų praėjo, blemba, jau 2 milijonai peržiūrų. Eik tu savo, kaip čia taip viskas įvyko. Bet tik dėl to, kad aš nepasidaviau pačioj pradžioj. Tai va, kaip jūs, pavyzdžiui, podcast'o kūrėjai, jūs gal žinot šitą statistiką, bet iš visų podcast'ų 90% atkrenta po pirmų kelių laidų. Tada iš tų 10% likusių atkrenta dar 90% po 5-10 laidos. Ir galų gale tie, kurie lieka tas 1% kurti, iš jų dar atkrenta 70% po 20-30 laidų. Tai realiai tie, kurie kūrė daugiau negu 30 laidų, yra 0,03%. Tai vat jeigu tu sugebėsi daryti kažką tai, ir aš manau, kad čia lygiai tą patį galima pasakyti apie verslą. Jeigu turi versle, dviračio neišrasi, visi ten treneriai, visi ten gėlės kažkas parduoda, kažkas restoraną atidarė, kažkas tai kažką konsultuoja, tarsi, visų profesijų jau yra visko, ne? Tu kažko tai naujo nesukursi. Bet jeigu toj srity būsi the best ir intensyviai dirbsi ties tuo, tikėsi tuo, nepasiduosi, darysi, galų gale tu gali net aplenkti. Ir gali tapti numeris 1. Tai tiesiog reikia tos kantrybės ir tikėjimo, kad tu gali. Tiesiog reikia turėti viziją, sunkiai dirbti ir tiesiog siekti taip. Taip, žinai, aišku, nereikia tik tai dirbti, reikia skirti laiko ir galvojimui apie tą viziją. Nežinai, kaip būna žmonės taip pradeda dirbti, kad, įsivaizduokim, dabar tu šiandien filmuosi 5 podcastus, ir tu 5 podcastus, o kada sustoti, pagalvoti, palauk, kur mes einam, o ką mes darom, ne? O kaip čia iš viso vystyti viską. Reikia ir šitų pauzų. Reikia sustoti apie tai pagalvoti. Nes kitaip irgi tik tai dirbti, žinai, sako, jeigu tu tik tai dirbsi, tai kada tuos pinigus uždirbsi. Žinai, nes tik tai dirbti kartais neužtenka. Reikia galvoti, kaip tą uždirbti ir kaip padaryti per tą patį laiką daugiau. Kaip tą patį laiką išnaudojant uždirbti daugiau pinigų. Kaip padaryti per tą patį laiką daugiau, kad ateitų daugiau sėkmės. Nes laikas jisai yra ribotas. Jo mes turim tik 24 valandas. Tai kaip išnaudoti tą laiką kuo efektyviau. Ir apie tai reikia galvoti. Okay. Bet manau, kad labai retam pasiseka. Jeigu tai pažiūrėti, tai visi, kas yra super sėkmingi, visi įdėjo be galo daug darbo. Mes žiūrim į Eloną Muską, galvom, turtingiausias žmogus pasaulyje, pasisekė. O tuo pačiu, kai žiūri jo intervą, jisai pasakoja, kad jisai turi čiužinį ofise, kuriame miega 4 valandas per parą ir visą laiką dirba, jo šeima net nemato. Tai palaukit, jūs nors vienas tiek investuojate į savo veiklą. Tai kai investuosi, tada galima pasilyginti. Ne? Ten, pavyzdžiui, sportininkai. Žiūri į kokį ten sportininką, kaip gerai atrodo, eik tu savo, čia tai forma, aš irgi taip noriu. Ir eina 3 kartus į salę ir skundžiasi, ko aš taip neatrodau. Tai pažiūrėk, tas profesionalus sportininkas, kuris taip atrodo, sportuoja 12 kartų į savaitę. Tu pavaikščiok 12, tu ką, juokauji 12 kartų? Tai tada nenorėk taip atrodyti. Turėk realius lūkesčius tam, ką tu darai. Tai jeigu tu nori taip ir nori to pasiekti, sėkmės, profesionalumo, visko, aišku, reikia įdėti darbą. Šiaip sėdint ant sofos kažkaip retai būna taip, kad tiesiog iš dangaus nukrenta ir sako, žiūrėk, Domai, siūlom tau LRT eterį, pačią svarbiausią, geriausią valandą, 8 valandą, vesti laidą ir iš karto ant stalo dedam 100 štukų. Taip nebus, ne? Kad iki tokio daeiti turi daug padaryti ir būti tiek geras, kad niekam kitam nepasiūlytų tau. Tai aišku, čia reikia darbo. Okay, labai išsamus atsakymas. Gerai, o kaip tada jums pavyksta kiekvieną dieną išlikti tokiam motyvuotam, disciplinuotam ir tiesiog siekti savo tikslų? Čia tai gyvenimo būdas turbūt, jeigu toks esu, disciplinuotas. O šiaip, tai balansuoti, reikia ilsėtis, reikia sportuoti, reikia duoti savo laiko ir suprasti link, ką tu darai. Žinai, tai būna atveju, kai yra dienų, kai tiesiog čilini, nieko neveikia ir ilsiesi, o būna dienų ar savaičių, kai visą dieną non-stop varai. Bet tu supranti, kad taip susidėlioja dėl to, kad kitaip negalėjo būti ir tiesiog tą turi padaryti. Tai labai nemėgstu nustumti darbų į šoną
ir palikti kitai dienai kažkokį tai tokį kabantį. Ten kažką tai, nežinau, ruošiesi laidai ir ten, rytoj pabaigsiu. Ir kita rytoj ateina, o jau šiandien tingiu. Ir tada jau laidai nepasiruošiai. Tai atsisėdu, aš iki galo padarau. Aš mėgstu viską iki galo, todėl turbūt pas mane yra ta disciplina, kad aš iki galo pasiruošiu. Ir tada jau aš kitą dieną suprantu, kad ašgi jau padaręs. Tai aš galiu nesiparinti. Tai aš labai mėgstu tokį jausmą. Okay. O da kaip suderinat ir sportą, ir verslus, ir laisvalaikį? Anksti keliuosi. Anksti keliuosi 6 ir guluosi 11. Įsivaizduoju, kiek laiko. Tai prie tokią dieną čia tiek gali padaryti. Ir tiesiog susidėlioju taip laiką, kad aš viską rašausi. Pas mane viskas yra Google kalendoriai, net jeigu šiandien, pavyzdžiui, aš turiu nueiti parašyti laišką, tai aš įsidedu, kad parašyti laišką. Jeigu man reikia padaryti skambutį, aš įsidedu, padaryti skambutį. Aš viską rašausi į Google kalendorių, aš galiu parodyti. Matai? Viskas surašyta. Kiekviena savaitė, matai? Visos savaitės yra surašytos. Matai, visa pilna savaitė, kiekvienas įrašas, viskas. Aš viską esu susirašęs, ką aš turiu daryti. Tai aš niekada nepamirštu kažko padaryti, nes aš tiesiog esu susirašęs. Ir kai tu susiplanuoji, netgi pasimatymą su draugė susiplanuojam. Ir įmetu į kalendorių ją ir savo, kad mes eidam kažkur tai. Kad nepamiršti. Nes būna, kad, žinai, kažkas parašo, ar gali sudalyvauti podcast'e. Taip, galiu. Palauk, o aš kažką gal ir veikiu tą dieną. Užeini, pasižiūri, tikrai galiu. Tai kodėl nesudalyvauti? Neįsivedi, bet tada tu jau žinai, kad tu dalyvauji ir tu žinai, kad tau jau reikia išeiti pusę valandos prieš, reiškia įsirašai pietus, pavalgyti prieš tai, ne? Visus dalykus nepamiršt pasidaryti, sportas, įsivedi sportą, reiškia tuo metu jau daugiau nieko neplanuoja ir tada, kai tu susidėlioji savo dienotvarkę, labai lengva jos laikytis, nes nereikia improvizuoti. O kai tu neturi dienoj nieko susirašęs, atsikeli ryte ir galvoji, tai ką šiandien veikti? Ir užsihengini ant kokio Netflixo. Bam, žiūri, blemba, jau 5, palauk, tai aš nieko nepadariau. Dėl to, kad tu net pamiršai, kad reikia daryti, tau net telefonas nepriminė apie tai, kad reikia daryti. Tai tiesiog taip pasiplanuoja ir kur kas lengviau yra gyventi. Okay. O ar turi kažką, kas tave motyvuoja kiekvieną dieną eiti į priekį, tiesiog, nežinau, ar tai žmogus, ar koks nors įvykis? Nežinau, gal tikslas kažkoks. Šiaip neturiu tokio, tiesiog mėgaujos procesu, mėgaujos to, ką darau. Gyvenu turbūt dabar tokiame etape, kur labai faina tai, ką darau ir dėl to nereikia man tos motivacijos. Aš kaip tą motivaciją netikiu, kad čia reikia tos motivacijos. Ta motivacija tai čia vieną kartą per mėnesį būna kažkokia, o visa kita tai yra tiesiog valia ir noras. Nori ir darai, tai aš labai kažkaip tai džiaugiuosi to, ką aš darau ir nesijaučiu, kad aš kažką tai čia labai dirbčiau ar panašiai, man tos visos veiklos patinka, ką aš veikiu ir aš sekmadienį atvirkščiai laukiu, galvoju, kokia gera savaitė bus, šagas, va čia tai pirmadienis, nori jau rytdienos, pas mane taip būna, žinai, aš neturiu tokio, kad pirmadienis, blemba, eik tu savo šūdas, tipo, žinai, vėl į pirmadienis, geriau greičiau savaitgalis. Ne, aš kartais nelaukiu savaitgalio, man norisi, kad savaitė ilgesnė būtų. Tai aš mėgaujuosi tiesiog, ką veikiu. Tai turbūt va čia šitoj vietoj palinkėčiau žmonėm kartais atrasti tas veiklas, atrasti tą verslą, atrasti savo darbą. Nebūtinai čia apie verslus reikia kalbėti, labai yra puikių žmonių, kurie dirba samdomus darbus. Bet tai, kas patinka. Tam, kad tu kaifuotum nuo to, ką tu darai, tai tu neskaičiuoji laiko, tu nesiparini, ar tai yra trečiadienis, ar sekmadienis, ar pirmadienis. Kiekvieną dieną priimi tokią, kokia yra ir mėgaujas tą dieną. Tai tada ir tos motivacijos nereikia. Bet jeigu tu eini sportuoti ir tu ten jautiesi kaip katorgoj, atrodo, kad kam aš čia darau? Tipo, žinai, einu ir bilę darau. Ir rezultato nėra. Einu per nenoriu. Kilnoju ten tos svorius, specialiai nedarau daugiau pratimų, nes nepatinka. Jeigu galiu, numuilinu. Jeigu galiu, imu lengvesnį svorį. Jeigu galiu, nedadarau. Tai kam tu ten iš viso eini? Kam tu kankiniesi? Gal tenisą žaisk, gal nežinau, tai šachmatus žaisk. Ta prasme, ką nors tokio, kas tau patinka, kur tu ateisi ir galvosi, blemba, kaip nerealiai varau į tą būrelį, jėga, pagaliau trečiadienis, pagaliau varau. Va toks jausmas turi būti, žinai, o tai jeigu tokio jausmo neturi, tai kam kankintis? Tai tada aišku nemiela, tai reikia kažkokių motivacijų, ten užsideda ausinukus, ten užsikroviau, eik tu savo, šiandien aš pavarysiu, tai šiandien pavarysiu, o rytoj ką vėl, kita motivacija, žinai, tai tiek neužmotyvuos niekas. Pats tu savęs, jeigu neužmotyvuosi,
tai tikrai neužmotyvuosi, nes tau nepatinka, ką tu darai. Nu tai nematau čia tokio, kad, žinai, kažkas turėtų kažkaip užmotyvuoti, tiesiog rinkitės dalykus, kurie patinka. Aš suprantu, kad daugelis dirba nepatinkančius darbus dėl pinigų, bet tikrai galima uždirbti ir patinkančiose darbuose gerus pinigus. Tik tai suprasti, kas patinka. Ir viskas. Ir atrasti dar, kaip tai, kas patinka, paversti į savo pajamų šaltinį. Nu taip, o gal ir taip. Žinai, niekada negali žinoti, va, jūs čia podcastą pradėjot, sakot, va, buvo ASOM projektukas, dabar jau patys darot, žinai, po to gal kažkas tai išsivystys, kažkas kažką, žiūrėk, po 4 metų sėdit savo, žinai, ten bakalaurinį rašot, jau kapsit pinigai už podcastą ir viskas, jau, žiūrėk, ir jau biznis. Niekada negali žinot, žinai, tik tai reikia vėlgi nepamest, nes gali labai sėkmingai, va, atsibodo, metų. Nu, tai, žinai, su tokiais atsibodo, tai čia per gyvenimą galima daug ką mesti, nes atsibodo, bet, nu, reikia žinot, kad kažkada ateis. Aha. Ok. Gerai, tada koks yra jūsų laisvalaikis šiaip, ar turi kokį nors hobių be sporto, savime aišku, be verslų? Ar čia jūsų vos ne gyvenimo būdas yra jūsų laisvalaikis ir mėgstama veikla? Žinai, kas man patinka čiuožinėt, bet čia irgi sportas, ne? Man patinka čiuožinėt. Sportas tai man iš tikrųjų yra sveikata. Gal kuo toliau, tuo labiau tą suprantu, nes anksčiau tai aš taip nevertinau to sporto kaip sveikatos, dabar jau, žinai, nebe 20 ir jau jaučiasi, kad reikia pajudėti, nes kitaip jau vakare toksai jautiesi, nu, biški medinis. Jau ryte atsikėlus jauti, kad blema reikia pajudėti, nes jau čia tas skauda, čia jau kažkaip tai čia sustingė, žinai. Tai vat sportas man iš tikrųjų yra apie sveikatą, ne apie išvaizdą, o apie sveikatą. Iš tokio, kas man patinka, tai aš kaifuoju čiuožinėdamas. Tasme, va čia yra tas būrelis, kur sakiau, žinai, sėdžiu sekmadienį, pavalgom, turim tradiciją valgyti varškėčius sekmadieniais su draugė ir aš jau pavalgiau. Klausyk, varom čiuožinėt. Tu varai? Ne? Tai aš varau. Aš kaifuoju, supranti, aš atvarau ir aš taip gerai jaučiuosi, čiuožinėju tas 5 minutės jėga. Nu, vat man patinka. Ne? Nu, bet čia irgi sportas. Kinas patinka. Mano pirmas darbas, kai aš buvau jūsų metų, aš dirbau video nuomai. Ar esat matę video kasetės? Esat matę? Nu, tai va, tai aš jas nuomavau. Tai aš būdavau video nuomai ir aš nuomavau video kasetės, tai aš tada pasinešiau ant kino, man reikėdavo labai daug filmų žiūrėti ir mane užkabino. Tai aš kino teatrą labai dažnai einu, man patinka toks vat, nuėjimas, popcornas, kola, žinai, gerai praleisti laiką. Stand-upai patinka, vaikštom į stand-upus dažnai, smagu pasijuokti, pasižiūrėti, kaip vystosi šita kultūra Lietuvoje, šiaip visai fainai, neblogai. Ir turbūt daug laiko praleidžiu analizuodamas rinką. Žinai, mano darbas nėra sudėtingas atsižvelgiant į tai, kad man nereikia daug kažko dirbti. Man nufilmuoti laidą, tai vat užtrunka porą valandų, pasiruošti reikia laidai 2-3 dienas. Aš nežinau, kiek jūs ruošitės, bet aš ruošiuosi labai daug. Aš perskaitau apie žmogų viską, aš peržiūriu visas jo laidas, kuris yra dalyvavęs per paskutinius 2-3 metus, aš įsianalizuoju žmogų, kas yra apkalbėta, kad apie tai nekalbėti, netgi jeigu tai yra labai įdomu, nebent labai lengvai paliesti, kad nesikartotų klausimai ir ką galima apie jį sužinoti, to, ko jis niekur niekada nepasako. Gal galima sužinoti per kažkokius pažįstamus, kažką tai pikantiško ir panašiai. Jeigu tai yra kažkokia tema, tai aš labai daug pražiūriu podcastų, laidų tą temą užsienio kalba, pasižiūriu, kokie buvo labai populiarūs, su ChatGPT padirbu, perskaitau straipsnių, sugeneruoju klausimus, pasiruošiu skriptą, tada dar dieną prieš laidą vėl viską persitikrinu ir tada jau keliauju prie laidos. Tai mano, sakyčiau, net hobis yra analizuoti ir sėdėti prie YouTube'o, žiūrėti, kas vyksta YouTube'e, kokios laidos atsiranda ir taip toliau, nes aš dar dirbu ir su klientais. Aš prodiusuoju laidas, aš padedu žmonėm vystyti YouTube'o kanalus. Turime ir nekilnojamo turto kanalą ir taip toliau, tai vat aš ir jiem netgi padedu tą daryti, nes aš atlieku analizę, žinai, tarkim, finansų kanalą irgi dabar vieną auginam, nes sunkiai sekėsi, tai šiek tiek pavyksta tą daryti, nes aš tiesiog tiek daug visko žiūrėjau, tai aš tiesiog matau tos pavyzdžius, tai čia kaip ir mano hobis galėčiau sakyti. Maistas patinka, mėgstu valgyti, bet labai stengiuosi daug nevalgyti, nes tada jau reiktų 2 kėdžių, bet dar sekasi, kad ant vienos sėdžiu.
Tai stengiuosi taip ganėtinai sveikai, bet ir skaniai pavalgyti. Tai vat mėgstu šiaip tikrai išeiti kažkur pavalgyti. Nu ir daugiau šiaip aš toks, nežinau, paprastas. Aš turiu tokius, vat, kaip čiuožinėjimas, kinas, maistas, sportas. Tai čia, žinok, 20 metų tą patį. Aš neturiu tokio, kad šiais metais naujas padelis, kitais metais naujas tenisas, kitais metais naujas ten. Dabar aš valgysiu, būsiu veganas, dabar aš būsiu vegetaras, žinai, aš tokių neturiu, pas mane viskas, aš košę valgau 15 metų, kiną žiūriu 20 metų, čiuožinėju 20 metų, sportą vaikštau 10 metų, žinai, viskas stabiliai. Man patinka toks, žinai, man patinka savo gyvenimas, aš nuo jo kaifuoju ir man gerai. Aš kažkaip tai neieškau nieko naujo, nes aš galvoju ir taip to laiko tiek nėra, žinai, o čia dar kažką naujo ieškosi, tai iš vis bus sunku. Dar čia kažką naujo reikia, ne, nebent taip gyvenimas tiesiog pats sudėlios. Aha. Čia podcast pasirašymas, tai biškai kitas levelis, bet čia manau su laiku viskas, mes dabar kaip čia, kuo daugiau tai darai, tuo labiau supranti, ką reikia pasiruošti kitam kartui, kokių klausimų reikia atsirinkti, kad įdomiau būtų. Ir apie open mic'us, apie stand-upus kalbant, tai aš pats irgi einu į tos stand-upus, pats bandau kažką juokauti irgi. O, šaunuolis. O kuriuose būna? Kokie tik būna, iš tikrųjų toks turėjai, ir Kadų komedį, ir Žirmūnuose, nu ir realiai visus, kokie tik būna Vilniui. Aš dabar Kadų komedį atsidarė, tai labai, labai faina, man patinka ten atmosfera, erdvės daug, būna tie šaukeisiai penktadieniais labai faini, o pačius tos open mic'us tai neteko nueiti, nes sekmadienį labai vėlai prasideda, o mes jau sekmadienį kažkaip tai namų režimą tokį jungia, žinai, vakare. O ten 8 vakaro prasideda, tai pirmadienį kelti 6, tai kažkaip tai atrodo užsivėlinsi, neišsimiegosi ir darbo diena tokia bus. Jau, kitas hobis, išsimiegot. Jau reikia išsimiegot, jau, žinai, kai man sakė, pamenu, tau bus 30, nesąmonė, tau bus 40, nesąmonė. Ir taip, žinai, pamenu, kai buvau studentas, klausyk, aš taip galėdavau, nu nežinau, penktadienį išeini, sekmadienį grįžti, miegojęs, nemiegojęs, normaliai, pirmadienį paskaitas, gyvas, sveikas, viską. Dabar nueini 12 nakties miegot, atsikeli ten 7, miego pachmėlas. Ta prasme, aš jaučiuosi, kai gėręs, aš nesuprantu, man galvos skauda, aš neišsimiegojęs. Buvo viskas, kitą dieną nueini ten 10:30, atsikeli 7, jėgų, valandą daugiau pamiegoju, jėgų atrodo šakės, kalnus nuversi. Ir žinai, nu, jau kai tu supranti, kad tas miegas toks svarbus, tai jau tada, sekmadienį jau niekur neini, nes reikia išsimiegot. Tai aš jau kaip senis pasakiau, bet žinokit, taip yra. Jau kažkaip miegą pradedi vertinti. Norisi, kad ta diena būtų kokybiška, kad galėtum ateiti pas Hebrą ir gera nuotaika pašnekėto, ne toksai, žinai, tipo, nu, tai ką, nemiegojau, sorry, nu, bet klausk. Nu, čia su laiku mes irgi suprasim viškai, kad tą miego vertinimą. Taip, ar turi kur nors užsibrėžęs tikslų ateinančiais metais, nežinau, tiek profesinė, tiek kaip... 140 000 subscriberių YouTube. Aha, okay, geras tikslas. Geras. Nežinau, ar pavyks, bet čia aš tokį šoviau. Dabar čia tiesiog šoviau. Bet po to atsisuksim laidą, pažiūrėsim, ar pavyko. Per šiuos metus pavyko surinkti 30 000. Tai aš labai tikiuosi, kad laida įgauna pagreitį ir pavyks daugiau surinkti. Bet pagal statistiką matau, kad nepavyks. Bet 30 000 dar pavyks, jeigu 130 000 surinksim. Tai manau, kad metų galui pateksiu į top 20 gal didžiausių kanalų Lietuvoje, tai būtų labai fainai. Dar kitas tikslas yra išeiti galbūt kažkur tai kokią portalą su kokia laida, tai gal 15 min ar Delfi ar kažkur tai L-rytas, nežinau kur, bet sukurti jiems laidą, kontentą ir norėčiau dar savo kanale šalia podcastų turėti dar vieną laidą. Tai reiškia, kad būtų 2 laidos per savaitę. Ir plus išvystyti podcastų šiaip veiklą Lietuvoje, nes jų tikrai atsiranda, tik tai neatsiranda kokybiškų podcastų, turi būti kokybė. Mes kažkaip pamirštam, kad žmogus, kuris žiūri, jisai nori matyti gerą turinį ir tas geras turinys nėra tik tai kalbėjimas, ką mes čia kalbamės, bet geras turinys yra ir vaizdas, ką jis mato, ką jis girdi, kad tai būtų gera kokybė, kad džiugintų akį, nes daugelis įsijungia per teliką, per didelį teliką, ne? Ir jeigu tenai yra prasta kokybė, prastas apšvietimas, viskas, nu tai yra visai kitaip, ne? Tai va, tai mes būtent studijoje tą ir darom.
Plus aš nepaslaptis ir pas jūs dėstau ASM, tai kaip tik po už kelių savaičių magistrantam dėstysiu apie socialinius tinklus ir kalbėsiu apie YouTube, kad tai yra puikiai niša, pavyzdžiui, verslui, kurti kažkokį tai nišinį podcastą ir tą nišinį podcastą kuriant, gal peržiūrų daug nebus, bet bus daug medžiagos, kurių galima panaudoti, tai yra iškarpyti reelsus, postus aprašyti ir tai panaudoti dar marketingui, tai panaudoti kaip įrašus savo Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e. Tarsi, tu vieną turinį sukūrė ir turi turinio dar daugiau. Tai kažkaip pas mus dar to mažai kas daro, bet mano turbūt dar vienas iš tikslų būtų išvystyti mūsų Record in Vilnius įmonę, kad daugiau klientų ateitų ir kurtų tuos podcastus ir kurtų daugiau YouTube'o lietuviškos medžiagos, nes tikrai jos trūksta nišų belenkiek. Taip atrodo, kad jau žinai nėra ką, bet iš tikrųjų pas mus Lietuvoje vien tik komedija. Jeigu tai pažiūrėsi, vien tik tai žvengas, visi tik tai žvengia, bet rimto turinio tokio, kad ateitum ir pasimokytum kažko, tai tipo, 2 valandas įsijungi ir blemba išsinešiai kažką, tai tikrai, žinai, blemba gerai kalbėjo. Mažai. Mes apie tos shortus, iš podcastų iškirpimą ir darimą iš shortus reelsus, mes čia turim tokią idėją daryti. Tai žiūrėkit, Hebra, ne idėja, o imat ir darot. Bet čia dar vienas punktas. Turime idėją. Kas jums trukdo dabar paimti ir iškarpyti? Neturit laiko? Tai... Tingit? Pradėjęs. Tai va, o paustint? Tai va, reikia iš karto paustint. Reikia, žinai, čia va tas ir yra. Kuo skiriasi žmonės, kurie padaro ir kurie tik tai galvoja, žinai. Žinot tą tokį? Uberis atsirado. Ir visi. Ir aš buvau tokį sugalvojęs. Tai ko tu lauki, tai reikėjo padaryti. Boltas atsirado. Blemba, matai, nukopijavo tiesiog. Tai ką jie čia gero sugalvoja? Tik tai, kad viena didžiausių Europos įmonių dabar, ne? Tai paimkit ir darykit. Negalvokit. Ta prasme, kol jūs galvojat, aš tiek turiu klientų, kurie ateina ir sako, galvoju, planuoju sukurti laidą apie tą. Sakau, tu negalvok, daryk. Bet čia investicija, sakau, tai gerai, tikslas koksai, išreklamuoti taip toliau. Tai darykit, kol jūs galvojat, tuo ateis kiti, padarys ir viskas. Ir turėjau tokį pavyzdį. Prieš kokius, nežinau, praeitų metų gruodį atėjo klientas, sako, brokeris, nekilnojamo turto. Noriu daryti podcastus. Sakau, darom, valio, šaunuolis. Yra tik tai 2 podcastai Lietuvoje. Aplenksim. Jo. Toj prisiruošiu, čia biški darbų yra, toj prisiruošiu, po mėnesio jam rašau, prisiruošiai. Jo, čia reikia daryti, aš jau turiu planą, jau čia kažką mastau, jau čia toj. Žodžiu, taip ėjo laikas, atėjo balandžio mėnesį kiti pas mane klientai, 3. Ir sako, norim daryti podcastą apie nekilnojamą turtą. Sakau, čia buvo vienas prieš 5 mėnesius, irgi norėjo. Sakau, gal iš jūsų agentūros, pasakiau vardą, iš mūsų agentūros, supratau, sakau, o jūs irgi tokie patys, ar darysit? Ne, mes jau tikrai darysim, o ko reikia? Sakau, taip, bus sunku, bus pradžia, žinai, viską, nuo nulio pradedam, visiškai nuo nulio, žinai, darom, patikėjo. Tai ką, šiandien praėjo 7 mėnesiai, numeris 1 podcastas Lietuvoje su nekilnojamo turto aplenkė visus konkurentus, kiekviena laida renka 10 000 peržiūrų, jau turi klientų, kuriem pardavė butus namus iš podcastų, jau daro konsultacijas, jau turi rėmėjų, dėl to, kad paėmė ir padarė, o negalvojo ir neplanavo. O tas bičas, kuris gruodžio mėnesį planavo, tai jis taip ir nieko nedaro, nes jis dar vis turbūt planuoja, jis dar turbūt rašo planą, žinai. Tai kol jis rašo, jau Hebra padarė ir jau uždirba. Tai kartais reikia tiesiog imti ir daryti, nes kol tu galvosi, kažkas kitas pradės daryti. Visą laiką, žinai, mums taip atrodo, kad mes čia kažką tai išradom, bet mes dviračio neišrasim. Mums tiesiog, jeigu kažkas kilo, važiuojam, darom ir viskas. Ok, gerai, labai kietas atsakymas irgi. Gerai, tada vis tiek turit nemažą ganėtinai sekėjų per visus tinklus. Turbūt, kad gaunat ir nemažai kritikos. Kaip šitą kritiką dylinate? Nedylinu jau. Ne? Ne, šiaip negaunu. Jeigu taip atvirai, kas man patinka su mano turiniu, pasikeitė viskas labai. Kritikos aš gaudavau anksčiau, nes kūriau turinį. Nežinau, kiek tai susijęs su amžiaus grupe, bet dabar mano podcastus, mano laidas ir mano turinį šiaip iš esmės tiek YouTube, tiek visur žiūri vyresni žmonės. Ką aš turiu omeny vyresni, tai nuo 26 metų ir vyresni. Didžiausia auditorija. Pas mane iki 26 metų tik 5-6% jaunimo. Tai ta prasme, realiai atkrenta tie, kurie
sakyčiau, gal drąsiausia žinutės rašyti. Anksčiau tikrai buvo labai daug, nes aš kūriau tokį turinį, kuris pritraukdavo žmonės kritikuoti, diskutuoti ir panašiai. Dabar aš esu tiesiog, tarpininkas tarp žiūrovo ir pašnekovo ir aš užduodu klausimus, o pašnekovas viską daro, jisai atsako. Tai nelabai yra už ką manęs kritikuoti gal, aš nežinau, ir be to aš nesijaučiu, kad aš kažkam blogo daryčiau. O jeigu kažkas kažką parašo, čia buvo šiandien, pavyzdžiui, žinutė, gerai, tai čia jo nuomonė, ta prasme, aš net šeimoje turiu tokių dalykų, kad aš kažką pasakau ir nepatinka. Ką nebūna pas jūs, kad su tėvai šneki ir tėvam nepatinka, va ir kritika, o čia vapšė nežinai, kas per žmogus šneka, tai kodėl jam turi viskas patikti, ką aš darau. Aišku, gali nepatikti, tai čia jo reikalas, tik tai, kad jisai išsivėmė, ten pas mane. Išsivėmė, gerai, gal jam nuo to geriau. Bet aišku, žiūrint psichologinius dalykus, tai irgi nemažai esu laidų nufilmavęs apie tai būtent psichologijos tema ir tikrai užduodu kartais irgi šitą klausimą, kaip dylinti su kritika. Tai dažniausiai visų psichologų atsakymas yra tiesiog ignoruoti, baninti ir suprasti, kad tie žmonės, kurie yra laimingi, iš esmės, jie niekada neapkalbinės kitų. Ir tai sakydamas aš suprantu, kad tas, kuris dabar klauso ir jisai rašo neigiamus komentarus, jisai nesutiks su manim, nes jis jaučiasi laimingas. Jis galvoja, kad jis laimingas, bet jo veiksmai parodo, kad jis nelabai laimingas. Nes laimingas žmogus tiesiog neturi tam laiko arba noro eiti ir vemti kažkam ant sienos. Dabar įsivaizduokim, aš sėdžiu, išmeta man, nežinau, kad ir Petro Gražulio kažkokį YouTube video, kuris tenai nesąmonės daro. Ir aš uždarau. Dėl to, kad aš turiu ką kito veikti, aš galiu nueiti apkabinti draugę, aš galiu nueiti pasiruošti laidą, aš galiu tiesiog teliką pažiūrėti. Bet yra žmonės, kurie piktas darbe, kur nors dar kažką ir norėjo kažką parašyti. Gaidys, debilas ir eina rašyti. Taigi tu apie save parodai, supranti, tugi parodai, koks tu esi. Tai va čia šitas yra ir visi psichologai, kurie pas mane laidose buvo, tą patvirtina. Sako, tai yra elgesys iš pykčio, iš savo baimių, iš to, kad pamato tame save kažkiek tai. Galbūt pavydo yra, galbūt tiesiog yra žmonės narcizai, kurie nori būti aukščiau. Jie nori pasirodyti geresni už kitą. Ir taip parašydami jie save iškelia aukščiau. Jie ne darbais iškelia, bet tokiais komentarais. Tipo apšikau jį, aš krūtas. Aš jį apšikau. O ką tu padarėjai daugiau, kad tu galėtum šikti, ar tu sukūrei ką nors, ar tu kažką padarėjai, Tai va šitoj vietoj, nereikia taip rimtai žiūrėti, tu visiems nepatiksi, o ten tie pavemt ateinantis, tai čia jų gyvenimo problema, kažkada jie išsispręs, kažkada jie gal, jeigu tai yra jauni vaikai, jaunimas kažkoks tai, jie užaugs, tada jie tai pasižiūrės ir galvos, bliamba, kokią nesąmonę dariau. Eis ieškoti tų komentarų, trins profilius, ištrins dar kažką. Tai kiek yra tokių vaikų, kurie mokykloje tyčiojasi iš kitų, kokie 12 klasė ateina, atsiprašinėja ir sako, kokią aš nesąmonę dariau, atleis ir taip toliau. Nesupranta, kokią klaidą darė. Bet vėlgi tai yra tas, kad gal šeimoje yra kažkas, gal tėvai skiriasi, gal, nežinau, tėvas muša, ir tėvas jį mušo, o jis eina mušti klasioko, kad išlieti tą pyktį. Tai viskas yra per kažkokį tai negatyvą, per pyktį. Tikrai laimingi žmonės to nedaro, nes laimingi žmonės kritikuoja kitaip. Laimingas žmogus jis ateina, perskaito. Nežinau, ten ASM-as ten kažką tai padarė, taip toliau. Nusprendė užblokuoti eismą Gedimino prospektą. Ir ką protingas žmogus? Jis ateis, parašys, nesutinku aš su ASM-u. Dėl to, kad Gedimino prospekte eismas yra būtinas tam, kad žmonės galėtų argumentuos. Va čia yra kritika argumentuota, kur žmogus įvertina situaciją, parašo savo komentarą, parašo savo argumentą, kodėl jis nesutinka ir kodėl jam kažkas nepatinka. Tai tokia kritika yra super. Man tokia kritika žiauriai patinka, dėl to, kad aš su tokia kritika savo laidas patobulinu. Ateidavo, pakritikuodavo, apšvietimas blogas. Gerai, reikia nupirkti. Mikrofonai blogai sureguliuoti. Gerai, pasamdžiau, kas sureguliavo. Tas blogai padaryta, padariau. Tas blogai padaryta, padariau. Bet būdavo tokia argumentuota kritika, kur tikrai, šaunuolė, aš padėkodavau. Nes va tai yra kritika. O ten, kad pavėmė, tai tegul vėmė toliau, Kartais tas toks kritiškas feedbackas net geriau negu už tą pozityvų feedbacką, nes jis padeda labiau tobulėti. Tai faktas, tai aš ir sakau, bet tas argumentuotas, kur aš galiu dabar ateiti, įsivaizduokit, jūsų čia ir šūdas, blemba. Kokį čia šūdą darot,
Nu ir kas iš mano šitos kritikos? Jūs ką čia, patobulėjot? Nu, tipo, aš tai tik debilu atrodyčiau, ane? Toks atėjo durnelis, apšyko mus, pasakė, kad mes šūdą darom ir išėjo. Ane? O aš galiu ateiti, sakyti. Nu jo, fainai, bet galima geriau. Ar galiu padėti? Sakysit, nu jo, gali. Nu, sakyčiau, gerai, tą galima pataisyti, ten taip, gal čia va šitą padarys, žinai, viską jūs išklausysit, ane, tada susėsit, padarysit ir sakysit, blemba, maladės, fainai. Tikrai, buvo nejauku, nesmagu, kad biški papšyko, kad mes negerai darom, bet kaip padarėm dabar pagal jį, žiūrėk, blemba, patobulėjom, ane? Tai va šita kritika faina, bet ir tą kritiką pasakyti reikia mokėti. Nes kartais mes jos nemokam pasakyti, žinai, užsipuola žmogų ir tada sako, jis kritikos nepriima, nu tai palauk, tai ką reiškia kritikos nepriima, tai jeigu tu mane užsipuoliai, apšikai mane, tai kaip man reaguoti, žinai, ateina į namus, pjauna į veidą ir išeina, žinai, čia kritika? Yeah. Nu ne? Okay, ir tada, jeigu turėtumėt galimybę grįžti ir pašnekėti su jaunesniuoju savim, kokių, nežinau, patarimų duotumėt? Bitcoiną anksčiau nusipirkti. Aha, čia geras šitas. Blemba, tikrai būčiau pataręs savo bitcoiną pirk greičiau ir daug pirk. Viską, ką turi, investuok į bitcoiną. Parduok mašiną, parduok viską. Nusirenk striukę ir parduok ją. Ir palauk 15 metų. Patikėk, seni. Pamirši, kas yra galvot apie pinigus. O jeigu rimtai? Nu, bet čia rimtai. Jo. Nu, čia iš tikrųjų labai rimtai. Jo, čia irgi rimtas. Kas galėjo pagalvoti, kad per paskutinius ten 7 metus tai bitcoinas pasikeis. Bet, nu, va taip, vakar 90, bet irgi, va, ne, vakar 94,5 tūkstančio, šiandien jau 87. Taip, žemyn. Čia eurais. Eurais, taip. Ja. Nu, ir nukrito, žinai. Tai va vakar kas gopšus buvo ir galvoja, ne toliau, ir nepardavė, tai jau šiandien biškė šitą. Bet šiandien gali jau galvoti apie tai, kad toj nukris galės pirkti. O šiaip iš esmės nelabai aš ką norėčiau keisti. Ir klausimas buvo, ką aš savo pasakyčiau, ne? Ką aš patarčiau. Jo, ką savo patariau. Ką aš savo patarčiau. Nu, kad aš vat nugyvenau visai gerą gyvenimą, žinai, nesakyčiau, kad gal, žinai, jeigu būčiau jaunesnis pirmo kurso studentas, tai gal patarčiau savo daugiau laiko praleisti su mama, dėl to, kad mano mama anksti mirė, kai aš buvau 4 kurse, tai gal tiesiog praleisti su mama to daugiau laiko. Vertint šeimą. Aš tą supratau tik tai tada, kai praradau mamą, pradėjau su tėčiu būti daugiau ir tada iš viso dar daugiau supratau, kai dabar išsiskyriau prieš 4 metus, supratau, kiek yra vertybė šeima, ne, kad ta pati ten mergina, žmona, tai yra laikina, tai gali va ateiti išeit, ne, tu gali atrodyti, kad čia meilė, bam, išsiskyrei, žinai. O tėvai, jeigu su jais yra geras santykis, jeigu ten jie nėra, nežinau, smurtautojai, kažkokie tavęs nemušė vaikystėje ir taip toliau, o su jais yra geras ryšys, nu tai reikia palaikyti tą ryšį, nes tai yra artimiausi žmonės, kurie tave palaikys, tave mylės, ar tau sekasi, ar nesiseka, jie bus su tavim, jie tave palaikys, tai vat su jais reikia kuo jau didesnį ir geresnį ryšį palaikyti. Gaila, kad mes tą suvokiam visą laiką per vėlai. Ir po to gailimės, bet, nu, turbūt čia taip jau yra, kad kiek besakytume, kiek aš savo turbūt dabar galvoju, sakyčiau, tai aš turbūt vis tiek nepasikeičiau. O aš nežinau, aš jums sakau, bet jūs irgi galvojat, tai normaliai ten susiskambinu kartą į mėnesį, ką čia, ane? O po to, žinai, kaip būna pasikeičia, kad po to kiekvieną dieną susiskambinė, nes įdomu, kaip sekasi, kaip sveikata, nes supranti, kad, nu, jau ten tėvui 74, nebe 50 ir, žinai, kai jau išgirsti, kad ten 74 kažkas mirė ką tik nuo širdies ten ar kažko tai, ne, tiesiog lovoj miegodamas ir supranti, kad blemba čia bet kada gali būti. Ir tada jau tas ryšys kitas atsiranda. Tai va turbūt daugiau to ryšio su mama, gal drąsiau į kai kurios dalykus žiūrėt, daugiau rizikuot, bet protingai rizikuot, ne pinigais, veiksmais. Žinai, kur tipo sakydavo, o nori pabandyti šitą dalyką. Ir tu tiks, ne, blemba, tai ašgi negaliu, žinai, nu čia nežinau, nori pravesti seminarą 1000 žmonių, ne, tu ką, eik, tu blemba, ne, suraskit ką nors kitą, ne, eik daryk, tu nežinai, kas gali atsiverti, gal tu taip gerai moki vesti seminarus, gal tu taip gerai, toks geras speakeris,
ko tu dar net nežinojai, gal čia tavo talentas ir tu jaunas būdamas atskleisi šitą talentą ir po to tu rinksi tokias žmonių grupės. Nu čia kaip pavyzdys, žinai. Aš tai iš viso sužinau, kad aš galiu va taip kaip kalbėti kaip dabar, 32. Aš iki 32 bijojau, ta prasme, mane būtumėt pakvietę, aš nebūčiau ėjęs. Būčiau sugalvojęs 100 atmazų, kodėl neteit, nes aš bijodavau. Ir po to aš kai pradėjau, fainai kaip fainai, ašgi moku, galiu, žinai, eik tu savo. Ir tu pagalvok, ir laidos atsirado, ir viskas, ir podcast, ir taip toliau. Tai vat daugiau, drąsiau kažką tai daryti, o visa kita normaliai. Žodžiu, taip buvo, kaip turėjo būti. Tiesiog imti iš esmės galimybės, tas, kurias jis gauni, visas imti, daryti tiesiog. Jo, nes jeigu tu neimsi tų galimybių, žinai, kartais gyvenimas atsiunčia ir mes kartais nepasinaudojam, nes patingim, arba esam per išdidus, nes visi turim to išdidumo, žinai. Nu, aš čia, žinai, ypač kai žmonės, pavyzdžiui, nu, nežinau, sunkiai sekasi, praranda darbą ir viską. Nu, aš tai jau tikrai Lidlą neįsiu dirbti. Aš tai tikrai jau Bolto nevairuosiu. Nu ką, ašgi ką tik bankė dirbau, ką aš Boltą vairuosiu. Nu, ta prasme, nu taip, o kodėl ne? Tai yra tiesiog etapas, žinai, gyvenime visko būna, taip ir su galimybėm, žinai, ateina žmogus ir sako, klausyk, pabandom daryti. Man tai buvo, aš kai motyvuotus pradėjau, aš turėjau 2 žmonės, su kuriais mes sugalvojame pavadinimą motyvuoti atletai. Mes sėdėjom va taip, kaip jūs dabar, va sėdė, žinai, ir mes tipo, lemba, čia atletai, čia motyvuoti atletai, žinai, ir sugalvojom pavadinimą, sukūrėm Facebooko grupę. Ta Facebooko grupė gyvavo porą metų. Ir praėjus porai metų aš rašau hebrai, sakau, žiūrėkit, aš darau biznį, noriu sukurti motyvuoti atletai brandą, darom kartu. Kokia čia esmė, ką tu čia, tai kokia vizija, nu ką žinau, sakau, tiesiog daliname sportų, mitybą, viską, žinai. Ne, tu ką, nesąmonė, neturiu aš šitam laikui nieko, žinai, viską. Sakau, tai nieko prieš, jeigu aš paimu tą brandą ir pats darau vienas. Davai, daryk. Gerai. Nu ir aš padariau. O ne? Visi žino dabar motyvuotus atletus. Ko nepaklausi. Supranti, mane visur pristato motyvuoti atletai kūrėjas, o ne? Tai tiesiog buvo idėja. Ir aš jiem pasiūliau. Jiegi galėjo kartu daryti. Jie tiesiog patingėjo. Jie tiesiog nepamatė tame kažko tai, o galėjo būti labai krūta. Supranti, gal net būtų dar krūčiau negu dabar. Jeigu būtume ne vienas, o būtume 3. O ne? Tai va irgi nežinia, kaip būtų buvę. Bet, nu va, nepasinaudojo galimybę. Aš lygiai taip pat esu krūvą kartų nepasinaudojęs galimybę. Mane kvietė kažkada dėstyti. Aš pabijojau ir ne, ką aš ten dėstysiu, knygą man siūlė rašyti. Ai, ne, ką aš ten parašysiu ir knygos neišleido. Dabar nieks nesiūlo jau rašyti knygos. Blemba, o galėtų pasiūlyti. Žinai, o dabar aš noriu jau parašyti knygą, bet nieks nesiūlo. Žinai, nu tai va, jau praleidau savo galimybę. Nu gal dar atsiras galimybė, aš nežinau. Bet... Gal pamatyti kažkas podcastą dabar. Jo, gal išgirs kas nors. Tai va, tai tiesiog daugiau imti iš gyvenimo, nes... Tas gyvenimas toksai, žinai, sakoma, kad gyvensim 100 metų, bet kažkaip yra ir miršta, žinai, 40 ir 60, tai nereikia galvoti apie mirtį, bet reikia galvoti, kad, nu, reikia maksimaliai gyventi šią dieną, vat kaip ir kalbėjom, žinai, džiaugtis kiekvieną dieną. Pirmadienis, pirmadienis, aфиgenai, kokia faina diena šiandien. Gerai, nu darbe bus lėvokai 8 valandas, ten žinau, kad reikės ten paskaitose atsėdėti, biškiai atkentėti, ne? Bet po to podcastą įrašinėsiu, fainai laiką praleisiu, o po to varysiu pageiminsiu, ar ten su draugė nueisiu, ar į kiną nueisiu. Super, balansas turi būti, neturi visą laiką tik tai happy būti, žinai, turi ir pakentėti biški, kad pasidžiaugtum. Nes jeigu nežinosi, kur kančia, tai nežinosi, kas yra džiaugsmas. Tai va, tai kiekvieną dieną sutikti su džiaugsmu. Ir viskas. Ok, labai geras patarimas. Nu ir pabaigai tada, ką palinkėtum tiesiog visam jaunimui, kurie nori kažką siekti, kurie nori, nežinau, entreprenerystės keliu eiti. Nu tai, jau man atrodo tiek palinkėjimų pasakiau, bet žinai, ką palinkėčiau? Ko dar mes galbūt Lietuvoje nedarome, tai, nu čia toksai visiškai out of topic, bet ką tik šiandien buvau finansų šitam Delfi kažkoks ten vyksta konferencija finansų ir ten kalba apie investavimą ir mane kvietė kalbėti apie mano asmeninius finansus ir kaip aš investuoju. Tai vad ką aš gal sakyčiau, ką aš padariau per vėlai ir ką siūlyčiau visiems studentam, kurie yra jauni ir norėtų kažkaip tai užsitikrinti ateitį, tai pradėti investuoti. Pradėti bent jau ten kažką, tai žinai, 10, 20, 50 eurų, kapeikas kažkokias investuoti, pradėti domėtis bent tuo, ten tie visokie S&P, viso pasaulio fondai, ne?
Aš suprantu, kad atrodo, blemba, tai kada čia? Bet jeigu susidėlioti, kad ir tą ten 30 ar 50 eurų kiekvieną mėnesį atsidėti, tai, nu, tu ta prasme į pensiją išeisi milijonierium. Nesvarbu, ką tu gyvenime veiksi. Dirbsi, nedirbsi, būsi turtingas, neturtingas. Tu niekada nežinai, kaip gyvenimas pasisuks. Gali būti super turtingas ir iš karto gali būti vargšas. Žinai, gal prarasi verslą dar kažką. Bet tu visą laiką būsi atsidėjęs tą savo pagalbę. Ir kuo anksčiau tą pradėsi daryti, tuo jausies saugiau. Nes supranti, kartais mes, kai kalbėjom apie tai, kad mes neimam galimybių iš gyvenimo, dėl to, kad mes bijom. Mes bijom prarasti darbą. Todėl mes atsisakom kažkokių tai galimybių, nes mes nesijaučiam stabiliai. Bet tai kai įsivaizduok, tau tenai nuo 18 metų, nuo 19 tu pradėjai atsidedinėti kažkokį ten fonduką, ane, ir kapsi ten pinigai. Ane? Po 15 metų jau ten 100 000, nu tarkim. Ir tu dirbi kažkokį darbą. Nu, toksai, žinai, 7% nepatinka, 30% patinka. Ir gauni ten 3000 eurų, o tau reikia 2. Nu ir ten 1000 lieka, žinai, toksai kinas, kelionės, taip toliau. Ir tau sako, yra darbas, nu, va, ir tu jauti, kad tau 100%, nu gerai, 90% patinka, bet mokės 2000. Ir tu greičiausiai dėl pinigų neišeisi. Nes tu suprasi, kad tau reikia 1000 paaukoti. Tau patiks, bet tau pritrūks pinigų. Ir jeigu tu neturėsi pagalbės rezervo, tu nesijausi saugiai. Tu galvosi, eik tu savo, tai iš ko aš gyvenu? Tai kaip, eik tu savo, ne, geriau aš eisiu už 3, bet pakentėsiu negu čia. Bet kai tu turėsi pagalbę kažkokią susikaupęs ir toks gyvenime momentas ateis, kai reikės taip rinktis, tu drąsiau rinksies, tu sakysi, nu ir gerai, jeigu ką, tai aš galiu ir pusę metų nedirbti, koks skirtumas, bet pabandysiu. Nes tu jausies saugus. Tas saugumas, jisai žiauriai padeda gyvenime. Kai tu jautiesi saugus dėl to, kad tu gali pats vadovauti savo ir pats dėlioti likimą, neatsižvelgiant į tai, nes pinigai tik įrankis. Mes biški kartais pametam, mes gyvenam kartais dėl pinigų. Negyvenkit dėl pinigų, gyvenkit dėl gyvenimo. O pinigai yra įrankis. Tai yra tiesiog daiktas, už kurį mainai vyksta. Va, aš turiu kupiūras, aš apsimainau į vandenį, apsimainau už elektrą, ne? Tai yra įrankis, bet gyvenime laimė yra kas kita, žinai, turi džiaugtis, ką veiki. Tai vat tiesiog pradėkit nuo anksti taupyti tam, kad vėliau jaustis saugiau ir tada atsiras minčių laisvė, laisvė veiksmam, laisvė keisti darbus, laisvė improvizuoti su verslais, laisvė pradėti daryti tai, kas patinka ir taip toliau. Labai geras patarimas, iš tikrųjų. Aš, tarp kitko, buvau pasirašęs tarp klausimų, bet mes taip ir nedėjome kitos temos, tai ir likau nepaklausti tą klausimą, bet automatiškai taip ir prasitempė. Tai labai gerai. Apie investavimą? Jo. Nu tai va, džiaugiuosi, kad paliečiau, nes iš tikrųjų mano seneliui dabar yra 97 gal metai, jis Amerikoje gyvena, tai jisai investuoja nuo 20 kelių metų, jis į pensiją išėjo 62 metų. Tai jisai jau pensijoje yra 34 metus ir jisai išgyvena iš investicijų. Jo pensija nėra didelė. Ta prasme, Amerikoje irgi nėra didelės pensijos. Tenai gyvena iš savo sukauptų pensijų. Ir jisai sėkmingai, būdamas 92 metų, nusipirko naują mašiną iš salono. Kai pas mus dirbantis žmogus negali nusipirkti mašinos iš salono. Ir aš kai jo paklausiu, sako, kaip? Tai iš dividendų. Iš dividendų, sako. Sako, o tai kaip tu taupiai? Nu tai žiūrėk, aš uždirbau 100%, kiam procentų investuodavau. Sakau, bet čia daug. Nu tai jo, man daug nereikia. O kam tie guli pinigai? Aš juos investuodavau. Tai jisai, kai šiam 2 metų išėjo į pensiją, jis ir namą naują nusipirko ir tada čia buvo 93 metai, tokia buvo Ford Probe, 2 durys toksai sportinis automobilis, šiam 2 metų sportinę tačkę nusipirko. Žiūriu, aš ir galvoju, blemba, va kaip reikia. Nes visi tikisi, kad iš kažkur atsiras. Ne, turi pats susikurti. Ir aš tai tiesiog, man, nežinau, aš tada nesupratau, bet dabar matau, kad turėjau puikų pavyzdį, kurį matau ir žiūriu. Tai kad, čia nuo mūsų priklauso, žinai, ir jisai taip, nuo 20 kelių metų iki 62, 40 metų investavo. Non-stop. Nebuvo jokių tenai, nežinau, bijau, pagalvočiau, žinai, labai geras jo buvo dalykas, nes daugelis investicijas vertina pagal skaičių. Ne, žiūri, nukrito akcijos, ne akcijas mes turim. Mes turime tą daiktą, ne pinigus mes turim akcijas, atsiprašau, ne taip pasakiau. Mes turim akciją, o akcija, įsivaizduokit, buteliukas, va, čia yra akcija arba fondas, va čia yra bitkoinas, ne? Tai vertė jo keičiasi. Kol tu nepardavai to bitkoino, tu jį dar vis turi.
po 10 metų gal jis milijoną kainuos. Tu nežinai. Tai tu jį turi, nieks nenukentėjo, tu nieko nepraradai. Va, tu turi tą buteliuką, jis šiandien kainuoja 100, rytoj 50. Nu, gerai, palauksiu, gal kažkada 105 kainuos. Bet tu jį vis dar turi. Tai va, fondai, akcijos, viskas yra taip. Bet mes dažniausiai skaičius matom, dėl to mūsų biški trigerina, mes ten tikrinam, praradau, viskas čia blogai, žinai. Niekas neblogai. Palaukit, viskas bus gerai. Viskas auga, ekonomika auga, žodžiu, taupykit ir kaupkit ir turėsit vėliau laisvę. Nebent turite labai fainus tėvus, kurie yra labai turtingi ir paliks jums gerą palikimą. Tada kita istorija. Bet smagiau pačiam, kaip pats pasidarai viską. Aišku, nu tai tu supranti, netgi jeigu tėvai yra pasiturintis, turtingi ir žinai, tu turi galimybę, bet kai tu pats pasieki, kai tu ir supranti tie pasiekimai, jie ką daro, jie tave ugdo, nes tu kaip pats darai, tu mokaisi, tu kažkaip tai įprasmini savo gabumus, tu įprasmini tos savo veiksmus, tu įprasmini rezultatus, tu tampi pats labiau išsilavinęs, labiau įdomus kaip žmogus, vietoj to, kad tau tiesiog kažkas kažką davė iš šono. Tu po to bendraudamas visai kitoks esi, nes tu turi patirties ir nesėkmėse, turi ir sėkmėse patirties, tu žinai, ką reiškia prarasti, tu žinai, ką reiškia uždirbti, tu žinai, ką reiškia turėti ir daug pinigų, o gal ir žinai, ką reiškia neturėti pinigų ir kaip tame būti, ir tada tu visai kitaip į viską žiūri, tu ir vertini kitaip. Kai tu pats uždirbinėjai, tu vertini tai, ką tu turi, ne? O ypač jeigu dar žinai, patinka man tokios šeimų grupės, kur tėvai turi, bet vaikas neturi. Kur vaikui sako, tu pats pasiek, ne? Ir tada tas žmogus, jisai visai kitaip supranta pinigų vertę, negu tam, kuriam žinai. Reik naujos mašinos, tai gerai, imk va 100 000. Tai jam tas 100 000 kas yra? Nu va, nu jau paprašiau. Tada kaip jisai rinksis darbą? Jisai rinksis darbą, kas man patinka. Nu ne visą laiką gali dirbti tai, kas patinka, ypač pradžioj. Ne? Kai būna pas tėvus gyvena iki 30 metų, nes ieško svajonių darbo. Nu blemba. Ta prasme, ką reiškia svajonių darbas? Tai eini, dirbi, bandai, kažkaip tai sukiesi gyvenime, kabiniesi ir tada, žinai, taip viskas ir vyksta. Tai vat vis tiek, viskas per savo patirtį yra kur kas fainiau. Nes tada tu pats kaip žmogus esi įdomesnis. Čia tokiam gilesniam temam man galo podcastą, bet labai gerai, įdomiai. Tai tada galim ir užbaigti, ką? Nu, jeigu galim, tai galim. Aš tai galiu žinoti, kad iki ryto. Aš matau, kad čia lengvai einasi labai. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote mūsų podcastą ir iki kitų kartų. Viso. Iki, viso. Super, labai gerai. Jo, žiauriai.